Sveiki! Šiame trumpame vaizdo įraše kalbėsiu apie darbo pradžią su programa Inkscape. Pirmiausiai, tai pasiruošimas darbui, dokumento dydžio nustatymas, lapo padėtis ir kitos nuostatos yra pakeičiamos pasirinkus failais ir pasirinkus dokumento nustatymai. Čia pirmoje kortelėje mes galime nusistatyti, koks bus puslapis mūsų, tai turime visokių pasirinkimų ir galime tikrai pasirinkti visai kitą, aš paliksiu A4 formatą. Na ir A4 formato išmatavimai milimetrais 210 ir 297. Na ir toliau yra lapo padėtis, tai būtent stačias lapas ir gulsčias lapas. Dabar pasidarysiu, kad būtų gulsčias lapas ir tiek pirmoje kortelėje. Periname į trečią kortelę, kur yra tinkleliai ir susikursime pradžioje pirmą tinklelį užsidėsime, kad būtų patogiau mums brėžti figūras ir padarysime taip, kad tos figūros liptų prie tinklelio ir taip patogiau mes jas galėtume išdėstyti. Tai kuriame naują tinklelį. Na ir nusistatome, kad būtų ne pikseliai, o būtų, tarkime, milimetrais. Ir tarpo plotį pasidarome, kad būtų 5 mm tiek vieno, tiek kito ir aukštis ir plotis, kad būtų, matome, jau tinklelis atsirado ir paryškintos linijos irgi kas 5. Na ir įjunkime, kad būtų klijuoti prie matomųjų tinklelio linijų nustatymas. Tada bus lengviau daryti. Kai visą šitą turime nusistatę, lapo kryptį pakeitę, dydį, tinklelį užsidėję, klijavimą įsijungę, mes jau pasiruošę darbui. Judėti į viršų į apačią galime kelti su pelyte sukant ratuką. Jeigu laikytume nuspaudę klavišą Ctrl ir suktume, mes didintume. Jeigu būtų kažkoks objektas nubrėžtas ir pažymėtas, mes išdidintume, pirmiausiai priartintume prie to objekto. Analogiškai, laikydami Shiftą, mes judame į šonus. Į vieną šoną sukdami ratuką pelytės ir į kitą šoną. Taip galime greičiau valdyti. Na ir dešinėje pusėje turime papildomus mygtukus, kuriuos naudosime atliekant užduotis, braižant piešinius. Tai tiek trumpai apie darbo pradžią.